Šiandien parodysiu, ką gaminu iš likučių, ką mes turim likusio. Iš netikrų balandėlių padažo, ryžių, faršo ir kopūstų. Spėkit, kas bus. Balandėlių sriuba. Čia mes turim papriką, porą ir morką. Šitas daržovės visas apsikepina. Puode apsikepinu daržovės. Paskui supilsiu visus ingredientus ir tam pačiam puode virsiu. Pjaustau kopūstus ir dedu į daržovės taip pat kepti. Viskas atrodo štai taip. Kai daržovės apsikepins, likusį padažą supilsiu į apkepintas daržovės ir išlieku, tegu šiek tiek troškinasi. Padaže troškinau kažkur 10 minučių, užpyliau karštų vandeniu ir dabar štai taip mes turim. Iš faršo pasidariau va tokius kukuliukus ir sudėsim viską į puodą. Pas jūs darže kas nors auga? Pas mane vis dar petražolių šakai. Atėjau pasiskinti sriubai. Ryžiai yra išvirti, tai juos dedu pačioje pabaigoje. Sudėjau ryžius, petražolę, dar palaikysiu kokias 5 minutės ant ugnies ir viskas, sriuba paruošta. Skanaus.